Praėjusį sekmadienį Ingridos debiutą stebėjo visa jo šeima – mama Liveta ir tėtis Petras. Pirmoje eilėje sėdinti ponia Kazlauskienė sunkiai tramdė ašaras. Oi, nežinau, sunku kalbėti, labai gražus šokis buvo, labai gražiai nesušoko, tai plastiškai, elegantiškai. Nežinau, kažkas tai man darosi kaip mamai, aš labai jaudinuosi. Nužengusi nuo parketo Ingrida taip pat pratrūko ašaroti. Taip, čia kitaip ir būti negali. Kas taip jautru? Su mama tas ryšys pas mus visada ir... Ingrida prisipažino, gyvenime ji dažnai reaguoja pernelyg jautriai. Per jautrus žmogus. Jeigu aš žiūriu filmą, man gražu, aš verkiu. Jeigu aš žiūriu filmą, kur šaudo dramblius, aš verkiu porą dienų. Jeigu aš matau, kad verkia kažkas, aš irgi verkiu. Visgi scenoje Ingrida nepravirko ir elgėsi kaip profesionalė. Kaip aš čia atrodysiu po to, grimas visas gražus nubėgs, kai juodvarnė visa. Mergina mielai pasidalijo patarimais, ką daryti, kad taip nenutiktų. Kada tramdė ašaras, tai puti vėja, kad ten viskas išdžiūtų ir susigertų ir neredėtų tos ašaras. O kaip Ingridos ašaras reaguoja jos partneris Ovidijus? Aš tai nekreipiu dėmesio, man tai netrukdo. Jeigu nori paverkti, tegul ir paverkia.